Sveiki visi, šį kartą norim pademonstruoti kiek įdomesnį darbų montavimo pavyzdį. Klientas atvyko iš pakankamai toli, atvyko kaip ir susimontuoti dujinę įrangą, bet paaiškėjo, kad variklis yra jau naujo tipo, sumontuotas su tiesioginiu purškimu 1.4 turbo, Buick Encore'as, 22 metai, vos 14 000 km automobilio rida, bet variklis pasirodo visai sudėtingas dėl to, kad tiesioginio įpurškimas, ta prasme tiesioginio kuro padavimas, tai čia viena medalio pusė. Kita medalio pusė yra ta, kad turi tiek aukšto, tiek žemo spaudimo vieną skaitmeninį, kitą analoginį kuro slėgio daviklius, tai įneša tam tikrų, sakykime, niuansų. Taip, kad šį kartą buvo sumontuota Prince dujinė įranga, dujinė sistema. Pats Prince'as taipogi sąraše tokio variklio neturi, bet bendrom pastangom jį pavyko sumontuoti, sukalibruoti, paleisti. Automobilis iš tikrųjų važiuoja puikiai, be jokių problemų. Tai trumpai apie pačią Prince dujinės įrangos komplektaciją pabandysiu papasakoti. Tai valdymo blokas yra atnaujintas, nauja jo versija, sumažinta, kompakt vadinasi variantas. Naujas visiškai visai neseniai pasirodęs, elektrinis dujų reduktorius štai šitoje vietoje, Keihin purkštukai, dujinės fazės filtras bei slėgio davikliukas. Na ir iš principo tie, gal matosi be abejonės dujinės įrangos saugiklis išvestas, diagnostinė jungtis ir viskas taip kompaktiškai susidėlioja, daugiau nelabai ką eina čia pirštu ir parodyti. Bet iš esmės Prince'o montavimas yra pakankamai sudėtingas ne tik dėl mano jau paminėtų skaitmeninių ir analoginių daviklių, bet ir dėl to, kad yra visa krūva laidų, kuriuos reikia sulituoti, tvarkingai, estetiškai gražioje variklio skyriuje stalpinti. Pats valdymo blokas benzino yra štai čia greta akumuliatoriaus. Tai faktas, kad 90% laidų yra montuojami būtent prie jo, o jų yra ne taip ir mažai, kaip minėjau, tai reikia viską stalpinti. Purkštukai taipogi pakankamai preciziškai turi būti padaryti, tam yra reikalingas ir įsiurbimo kolektoriaus nuėmimas ir specialūs intarpai į kolektorių vidų. Labai preciziškai turi būti kuras paduodamas arti grinai vožtuvų paėmimo, praktiškai į pačią galvutę. Tikslas yra paduoti kiek įmanoma greičiau, be abejonės viską tam, kad automobilis važiuotų be problemų visais ūkių ir apkrovos diapazonais. Na, serviso 007 darbų standartas, kaip visą laiką, reiškia, kad yra naudojamos kokybiškiausios prieinamos rinkoje medžiagos, komponentai, sąvaržos, tefloninės žarnos, kad nebūtų jokių kvapų, viskas gražiai sudėliota, visas laidynas, kaip jau ir minėjau, yra sugrupuotas, pilnai išardytas, pritaikytas pagal ilgius konkrečiai šiam variklio skyriui. Visi tie laidai yra sugrupuoti, įvilkti apsauginės gofros izoliuojamos, na, o kontaktas kiekvienas lituojamas ir apsaugomas termokembrikais su klijais. Variklio skyrius švarus, sutvarkytas, visi plasmasiniai kaiščiai savo vietose, nei vieno nėra palikto kažkur tai numesto, taip kad viskas gražiai, taip kaip ir turėtų būti padaryta. Tai apie variklio skyrių tiek. Dujų perjungimo mygtukas Prince'o taipogi yra atsinaujinęs, jis yra gražiai čia įleistas šitoje vietoje, kur pagidavo klientas. Puikiausiai čia jisai telpa, iš tikrųjų puikiausiai matosi ir labai šiaip iš esmės labai tokia gera ir patogi vieta. Dujų balionas atsarginio rato vietoje, dugnas lygus, tai čia yra sumontuotas 65 litrų balionas, tai kas buvo atsarginis ratas bei subwooferis yra įdėtas į specialiai tam skirtą dėklą, pildymas prie benzino užpilimo vietos, slepiasi po dangteliu, atsidarę, atsisukam kamštelį, na, kamštelio galima iš principo ir nesukti, jeigu jau sudėtinga jį atsukti. Klientai pameta kai kurie, bet na, nieko tokio, kadangi ir matot ir benzino užpilimo kamščio nėra, iš karto galima kišti pistoletą ir pildyti, tai lygiai taip pat su dujom, bet kadangi kol jisai dar čia yra, naujas, mes jį paliekam, atlikę darbus, gražiai uždarom, užsidaro, lygu, švaru, gražu, tvarkinga ir patogu. Tai va, tai tiek apie Prince dujinės įrangos montavimą į Buick Encore. Jeigu kažką panašaus įsigijot ar šiaip turit naują automobilį su tiesioginiu purškimo varikliu, pasikonsultuokit, galimai turėsim sprendimų. Ačiū.